Sveiki, besityčiodamas pristatau šiandienos pamoką, mes gaminsime fantazijos lempą. Jin atrodo štai taip. Žinoma, kažkokią tai kitokią formą padarysiu, bet matome pagrindinis dalykas, kad šviesutė šviečia iš apačios, atsiranda lemputės viršuje ir keičia spalvą. Bandysim padaryti būtent tokį efektą ir jeigu pažiūrėtume į vaizdus, vėlgi pasirinksim kažkokį tai iš šitų. Žinom, gal šiek tiek subtilesnį va tą dalyką stovelį, negu štai čia matome, bet gerai, pradėkime. Mums reikės varšiausio cilindro, konvertuoju editable poly ir priskiriu modifikatorių Herenfur. Matome, mums ilgis yra visiškai netinkamas. Jeigu aš dabar nueisiu į nustatymus ir padarysiu 1000 plaukų, 12 segmentų, random scale 0 ir čia padarysiu kablis 3 mm ir kablis 3. Galima, aišku, ir šiek tiek pastorinti. Padaryti 4 ir 4. Tvarkoj, sekantis žingsnis, ką mes darome, einame į, kol kas neikime, o tiesiog naudodami scale, suskailinkim tol, kol bus logiška. Logiška tada, kada va šitie plaukiukai apačioje yra vienas su kitu susiglaudę štai šitaip. G išjungti gridui. Gerai. Šį čia padarau 0. Čia 360. Bandykime čia kokiu 300. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Taip. Nustatom taip, kaip mums yra gražiau. Nu, kažkas tai tokio. Ir ką dabar darau? Dabar tiesiog einu į Tools parameter ir padarau Hair to Mesh. Ir iš karto ištrinu mūsų plaukus. F virtualiam vaizdui, Z išcentruojame. Pažymiu mūsų objektą, imu elementus ir turbūt pašalinsiu šitos plaukus. Man jie yra nereikalingi. Ir dabar aš noriu išdidinti šitą lemputę iki reikiamo dydžio. Spaudžiu plane, piešiu ir padarau plane, tarkime, 300 ir 300. Ir išdidinu šitą lemputę iki tokio dydžio. Plane ištrinu, man jis nereikalingas. Ir pažiūrėkime, kokio dydžio yra lempa. Einam Modify, Measure per didelę. Aiškiai, šiek tiek sumažinu. Dabar viskas kaip ir neblogai. Reset Xform, Reset Selected. Ir konvertuoju editable poly. Viskas.
Priskiriu paprasčiausią pilką koronos tekstūrą, korona MTL. Ir spaudžiu 7 klaviatūrai pasižiūrėti, kiek yra poligonų. 47 000, vadinasi, galiu drąsiai dėti turbo smooth 300 000. Nu, neblogai. Konvertuoti table poly. Ir dabar man reikia atskirti lemputės nuo pačių plaukų. Tam reikalingi bus man poligonai, bet aš tokį tarimą turiu, kad tiek apačioj, tiek viršuj šiek tiek yra, sakykime taip, borderiai atviri tiesiog. Patikrinti lengva, tiesiog imame border, perbraukiu per visus ir matome, pasižymėjo, vadinasi, dešinį mygtuką, kap. Dabar, kad ir kaip žymėčiau borderius, borderių nėra. Gerai. Kad būtų lengviau šiek tiek dirbti, spaudžiu štai čia pliusą, configure viewports, varnelę uždedu, varnelę nuimu, apply to active view. Patikrinkim dar kartą, borderių nėra, imam poligonus, Ctrl A, pažymėti visus poligonus, ir dabar su Alt pažymiu apačią. Ir tiesiog spaudžiu shrink. Drąsiai, iki kol dėjau iki paskutinio poligono. Bet mano reikia ir apačioje. Matome, štai čia poligonai pažymėti, bet nepažymėta apačioje. Su kontrolu pažymiu apačią ir su altu atžymiu štai taip. Ir spaudžiu detach. Pavadinkim lemputės. O šitą pavadinkime plaukai. Arba siūlai, kaip tik tai norite. Viskas. Dabar mums reikia mūsų plaukams, su lemputėms suteikti tekstūrą lempučių. M klaviatūroje aš naudosiu paprasčiausią Corona Light Material. Intensyvumas turbūt būna toksai. Ir galim padaryti 10 pradžiai. Žeinu į Select by Name, pažymiu lemputės ir priskiriu štai šitą tekstūrą lemputėms. Matome, lemputės neatsiranda pačiuose plaukuose, vadinasi, aš tokį turiu įtarimą, kad pas mus normalijos yra blogos. Vadinasi, tiesiog imu element ir spaudžiame šitą su altu atžymiu, o šitiems spaudžiu flip. Žiūrėkime dabar. Žiūrėkime perspektyvą Z išcentruojam, ar mes matom lemputės ar ne. Taip, vat atsirado galuose taškiukai. Jeigu mes pažiūrėtumėm ir padidintume, tarkime, iki 100 intensyvumo, gal dar daugiau pradėtų šviesti. Štai, užsidegė gražiausiai lemputės. Kitas dalykas, aš turbūt noriu padaryti spalvotus jas. Nebūtų vienos spalvos, kad būtų skirtingų spalvų. Tai padaryti yra nesudėtinga palyginus. Spaudžiame M klaviatūroje ir imam prašiausią gradient rampą. Metame į šičia, o šituos pradėsiu turbūt nuo mėlynos. Baigsiu žalia. Šičia padarykime raudoną.
o šį čia. Nu, čia geltona iš esmės ir yra. Galima padaryti šiek tiek ją ryškesnę. Padarykime šiek tiek perėjimą platesnį, sakykime taip. Nors galbūt viskas buvo pakankamai gerai. Du kartus spaudžiu čia. Šį čia padarysime geltoną. Čia žalią. Čia raudoną. Skaistesnį tokį. Ir šį čia padarykime mėlyną. Štai yra perėjimas. Taip, žiūrėkime skirtingus būdus. Nu, linija ir gal visiškai nieko. Tvarkoj? Ir dabar reikia mus pasižiūrėti. Padarykime intensyvumą šiek tiek galbūt taip, kad iš abiejų pusių šviestų ir padarykime 200 intensyvumą. Ir padarykime du langus. Reiškia, spaudžiu štai šį čia. Arba tiesiog pliusą. Configure viewports, layout. Čia padarykime perspektyvą, čia padarykime perspektyvą. Apply. Gerai. Einame į rendering, environment. Padarykime, nu, tegul būna juoda spalva, viskas tvarkoj. Čia grybę išjungsiu taip pat. Spaudžiame perspective, extended viewports, corona interactive ir baksnuoju tiesiog. Pažiūrėkime, kaip pas mus yra. Padarykime, kad būtų izoliuotos tik tai lemputės, kad mes matytume ir pačią apačią. Viskas tvarkoje. Padarykim visgi rendering, environment ir taip. Žiūrėkime, kaip atrodo. Gal padarykime dar stipriau, kad šviestų. Gerai. Ir uždėkime mūsų lemputėms modifikatorių UVWMap. Kad mes gautume skirtingų spalvų lemputės. Žiūrėkime. Gal iš karto aš uždėsiu būtent šitai mūsų plaukam tokių tekstūrai, būtent tekstūrą jiems uždėsiu. Spaudžiu plaukai pažymėti, vėlgi Configure Viewports. Čia uždėdu varnelę činojimų, Apply to Active View.
M klaviatūroje. Įmame paprasčiausią Corona Material ir priskiriam mūsų objektui. Padarykime šiek tiek permatomai. Vienas, bet šį čia padarykime kokiu nors kablis kokiu 7. Aštuoni. Žiūrėkime toliau ir gal šiek tiek translucency darysime. Pradeda daugiau šviesa per plaukučius eiti. Būtent tai turbūt ko mums reikėjo įrodyti. Glosines padarykime jūs kablis 8 taip pat. Nu, manau, visai neblogai. Persijungiu perspektyvos langą ir matome šviesa. Persišviečia būtent taip, kaip mes ir norėjome. Ir visą tai sugrupuoju arba suatečinu. Taip. Pagalvoju, kaip geriau padaryti sugrupuoti ir suatečinti. Tai gal sugrupuosiu. Pavadinkime plaukai. Arba fantazija. Top. Jeigu sumažinsime intensyvumą, gal šiek tiek pamatysime ir pačią variaciją spalvų, kada taip nereikia. Matome skirtingi atspalviai bus. Tiesiog mes to nematome scenoje, nieko baisaus. Padarysiu intensyvumą didesnį, 100. Ir pradėsime daryti apatinę dalį būtent šitos lempos. Spaudžiu left arba front view. Iš esmės skirtumo kaip ir nėra.
Imu paprasčiausią liniją, corner, enable render in viewport mums nereikia ir nupiešiu stavuką paprasčiausiai. Priskiriu modifikatorių left, minimum ir flip normals. Aktyvuoju jį ir štai tokiu būdu ištempiu. T top vaizdui. Šitam objektui einame hierarchiją, effect pivot only, centered object ir šitiems taip pat effect pivot only, centered object. Spaudžiame G jungti gridui ir norime išcentruoti, reiškia nunulinam čia ir čia, taip pat darom su šituo. Nunulinam, left arba front view. Gerai, šiek tiek pakoreguosiu pačią formą, užeinu į liniją, pažiūriu rezultatą galinį, imu vertexus ir šiek tiek gal pakoreguosiu. Pačią formą. Man viskas patinka, viskas tvarkoj. Ir izoliuoju. Priskiriu paprasčiausią koronos tekstūrą ir padarau juodą spalvą. Ir spaudžiu F3. Pavadinsiu tai top. Ir noriu unwrappinti, reiškia konvertuoti table poly. Spaudžiu UV mapping clear, konvertuoti table poly ir uždedu varnelę, o modifikatorių unwrap. Paprasčiausia edge, spaudžiu edge loop, matome, kad pas mus iki pačios apačios susidavarė. G greitai išjungsiu ir spaudžiu šitą mygtuką. Imu poligonus, imu visą elementą, pažymiu ir spaudžiu pelt. Start pelt ir start relax. Spaudžiu commit ir pabandykime M klaviatūroje ir šitai gerai, tarkim šitai tekstūrai uždėti čekerį.
į difuzą, kad čekeris turėtų rodytų spalvas ir priskirkime mūsų objektui. Žiūrėkime, kaip tai atrodo. Bandykime čekerių padaryti tailingą 10-10. Spaudžiu F2, kad nebūtų tordinama. Matome, kad gražiai unwrappintas, praktiškai mums ypatingai nieko daryti ant jo ir nereikia. Galėčiau šiek tiek suskeilinti. Pastatyti štai šičia. Tvarkoj, spaudžiu mappingo tools, render UV templates, padarykime didesnį rezoliuciją, 5000 ant 5000. Taip, šičia pasirinku solid arba net none. Overlappingo nereikia. Bandykime spausti ir žiūrėti, kaip tai atrodo. Bandykime solid. Gal solid ir naudokime. Ir išsaugokime. Top vadinu. Darysiu formatą PNG ir saugu. Sekantis žingsnis, aš noriu padaryti apačią. Spaudžiu frontalų vaizdą. Šitam galiu uždėti bet kokią tekstūrą kitą. Man dabar kaip ir nereikia jo. Spaudžiu vėlgi liniją. Gerai. Vėlgi spaudžiu modifikatorių Lathe minimum flip normals. Na, kaip ir viskas neblogai. Spaudžiame Weld Core ir aš jį izoliuosiu. Konvertuoti table poly. Imu modifikatorių Swift Loop. O gal tiesiog paimsiu Edge, spaudžiu Ring. Taip, rankiniu būdu reikės, nieko baisaus. Pažymiu. Ir spaudžiu Connect. Prašau. Spaudžiu Connect 2. Štai taip ištiesiu. Atsirado čia vat pagalinė linija ir pavaidinė linija štai čia atsirado. Uždėkime juodą tekstūrą ir mūsų pilką tekstūrą. Spaudžiame
UVMap clear, konvertuoju ir uždedu vėlgi unwrap. Čia gal net ne unwrapinsiu šitą, iš esmės mums ypatingai ir nereikia. Ne unwrapinsiu. Tiesiog patvarkysiu kai kurias vietas. Įdedu pagalbinę liniją ir šitą iš čia, kad man nepjaustytų, štai šitaip spaudžiu, štai čia perspective, viewport clipping ir šitą vat tempiu žemyn. Na ir uždėkime modifikatorių Turbo Smooth. Konvertuoti table poly, F4 išjungiu. Mūsų padukas, jeigu aš viską išjungsiu, štai taip ir atrodys. Sekantis žingsnis, aš noriu šiek tiek susitvarkyti su šituo. Atsidarau Photoshopą. Spaudžiu File, Open, atsidarau ant desktopo būtent mūsų top, užeinu internetą ir ieško finger tips. Map. Fingerprint. Texture, gerai. Ir surandu kažką tai panašaus į manau, tas neblogas. Save Image S. Užeini į Photoshopą. File, Open. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Šiek tiek sumažinu ir toliau sumažinu opacity. Kažkas tokio, imu paprasčiausią trintuką, Smooth, ir trinu tai, ko man nereikia. Realiai aš noriu turėti vos kelis juos pirštų antspaudus, kažkas paėmė ir gerai. Gal net kažkaip tai va taip. Tada paimu štai šitą įrankį
ir biškutį patempiu. Kažkas tai tokio. Ctrl J, nukopijuoju ar ko nors. Padedu kitoj vietoje irgi. Ctrl T, gal šiek tiek pasukęs, kad nebūtų labai vienodai. Gerai. Ir šitą tiek šitą Ctrl E. Darysiu apesite. Šitą, šimtas ir šitą. Gerai. Spaudžiu Ctrl E. Uždedu ant viršaus paprasčiausią baltą tekstūrą. Atsirado pirštų ant spaudukai pas mus. Na ir spaudžiu tiesiog File, Save As, ant desktopo. Specular Glossness padarykime. Ne, File, Save As, padarykime PNG. Top, Finger, Print. Grįžtame 3ds Max'ą, pažymime šitą dalyką, M klaviatūroje, imkime Chroma Material ir priskirkime mūsų objektui, imame bitmapą, metame į difuzą, kad pasižiūrėti, ir imame dar turbūt saugo neišsaugotas. Desktop. Ir PNG formatas. Ai, jis yra įsaugotas jau. Ir pažiūrėkime, kaip jis atrodo ant mūsų objekto. Matome gražiai nurapintas, būtent lygtais kažkas tai paėmė pirštais jį ir palėtė. Sekantis dalykas, paimkime paprasčiausią, šitą metame į Reflection Glossness. Ir tada padarykime Chroma tekstūrą. Vėlgi jungsime turbūt dvigubą vaizdą ir šį čia jungsime Corona Interactive. Gal tiesiog aš paliksiu vieną. Sukursiu kažkokią tai šviesą. Na ir bandykime. Padarykime difuzą praktiškai juodu. Reflection 1. Matome, atsirado pirštų antspaudai jau.
Padidinkime glossiness. 50. Gerai. Toliau. Įjungiu atvaizdavimą. Gal įdėkime bitmapą į reflection color. Naudosim turbūt kažkokį tai aš mėgstu naudoti tiesiog betono tekstūrą. Show concrete. Surandu man tinkantį variantą. Na, vat. Šitą visiškai nieko. Spaudžiu Save Image As ant desktopą. Einu į šičia ir pasiemu tą tekstūrą. Einame į View ir padarykime kvadratinę tekstūrą. Gerai. Ir šiek tiek glossinę sumažinkime. 0,9. Čia reflection glossiness, o čia ir reflection glossiness. Taip, štai taip. Aš būtinai taip padariau. Žinkime vieną taip, kaip ir buvo. Šičia gal šiek tiek dar labiau blizgesnį. Gal tailingą sumažinkime. Tiksliau padidinkime iki 2 ir 2. Kažkas tai tokio. Tailingas man čia nepatinka visiškai. Gal tiesiog surasiu aš seamless tekstūrą. Gal tai šitą. Ir užkrausiu. Matome dabar kur kas geriau tos tekstūros. Gal padarysiu vieną ir vieną defaultiškai. Tvarkoj. Ir pažiūrėkime, kas pas mus toliau yra. Taip. Reflection glossiness padarykime 20%. Šičia kokių 50, net galima 70. Žiūrėkime, kaip mūsų modeliukas atrodo. Tai čia matome, piršto antspaudai atsiranda.
gal visgi pamėginkime šiek tiek kitaip. Šiek tiek sumažinsiu patį blizgumą. 0,7 padarau. Galima gal net 7. Štai. Pažiūrėkime, kur mūsų piršto antspaudai, kad rodytų ant objekto. Štai čia viršuje. Ir štai šičia. Bandykim truputėlį pakoreguoti. Tarkim 50%. Sumažinkim. 5 pažiūrėkime. Kaip tada? Bandykim permesti į reflection gloss, nes šičia, taip, šičia šiek tiek kitaip negu virėjuje. Pakeisime šiek tiek intensyvumą. Na, manau, 20 pats gazas bus. Štai, matosi ant mūsų objekto piršto antspaudai. Ką aš toliau darau? Rodytų su šitas ir konvertuojame į Detable Poly. Z išcentruoju, F4. Suteikiame Shell modifikatorių Inner Amount kokį 1 mm. Galima 0,5. Konvertuoju Detable Poly, spaudžiu spaudžiu Sweep Loop ir uždedu čia, čia ir gal pavyks man tiesiog pažymėti šitą ir spaudžiu Ring ir spaudžiame tiesiog Connect. Štai taip. O kas liečia apačią, pažiūrėkime. Mes galime Shift L paslėpti šviesoms, kad man nestrudytų jos. Ir
Toliau. Ir va čia. Vėlgi klipingą jungsiu. Jeigu sunku pažymėti, tiesiog imame štai šitą spaudžiu Ring, spaudžiame Connect ir 2 vienetus čia nulinam ir štai taip. Spaudžiame Turbo Smooth interpeliacija 2. Kadangi pas mus objektas buvo nurapintas, sukonvertavom pas mus nurapinimo informacija visa liko. Dabar galiu atspausti viską ir pasižiūrėti, kaip atrodo bendrai. Šį čia mes tiesiog padarysime pilką tekstūrą. Blizgumą 0,6. Noise į bumpą. Noiso dydį padarykime kokių 0,8 ir noise bliurą nuimkime, kad jis būtų aštresnis. Ir priskirkime šitą tekstūrą mūsų objektų, pažiūrėkime, kaip atrodo ant jo noisas. Nesimato, spaudžiu UVD Blue Map, priskiriu Boxas ir padarykime preliminarų dydį, aktyvuoju ir kažkur tai štai taip. Išjungiu M klaviatūroje ir kad neberodytų šičia ir neberodytų šičia. Pažiūrėkime, kaip atrodo pas mus dabar bendrai visą tai. Štai mūsų koronos, ne koronos, o fantazijos lempa. Išjungiu pašvietimą, man jis kaip ir nebe reikalingas daugiau. Ir išjungiu interaktyvų vaizdą. Štai mūsų lempa. Sekančioje pamokoje parodysiu, kaip galima padaryti, kad galėtume animuoti būtent pačią tekstūrą, kad keistusi iš vieno atspalvio į kitą. Bet čia bus sekanti pamoka. Spaudžiu Save.